Labas rytas. Labas rytas. Šiandien mes esam Decathlone. Gimtadienio proga, dovanų, perkam palapinę ir miegmaišius. Ne miegmaišius, čiužinius. Čiužinius. Palapinė ir čiužinius. Ir turim vietą, kur važiuosim ir keliausim kempint. Tai atvažiavom į Lidl apsipirkti maisto. turim pasikrovę jau palapinę, čiužiniai ir maisto. Visko prikrauta. Aišku, dalį daiktų reiks išimt namuose, nes šitų tai tikrai nereikia. Bet bagažinė paruošta. Deduosi visą techniką, droną. Dar šiek tiek persikėlinėjau į failus greitai, kad šiek tiek būtų daugiau vietos įrašyti, nes vis tiek būsim 2-3 dienas. Reikia turėti vietos įrašyti visiems video. Dar čia šiek tiek kraunas, toks laidulynas, bet nieko. Viską atrodo pasiėmėm. Čia sudėjom maisto, dar visokių dalykų, ten jau rūbus nusinešėm, trikojis, nu žodžiu, bus fainai. Važiuosim čia. Prasme. Džiapukas. Filmuoja? Mes persikraustėm. Nežinau, ką sakysi, bet mus dabar tiesiog paliko, nuvežė labai žemyn. Kilometras realiai gavo čia taip visokiais serpantinais. Kilometrą žemyn nuo mūsų automobilio. Jo, toks kelias, kad, neįtikėtina tiesiog. Ir juokingiausia, kad mes taip pakavomės ir sakėm, va, šitą paliksim mašiną, jeigu ką, čia jeigu prireiks, čia jeigu tą, ten maistą pasiliksim mašinai, kad jokie gyvūnai neateitų. Tada viskas čia. Ir čia gyvūnų yra labai daug. Mes esam tokioje natūralioje gamtoje, kad natūraliau turbūt negali būti. Čia, žodžiu, gyvena žmogus, turi savo nameliuką ir tada nuomoja pirtelę ir nuomoja, vietą, kur nori ten būni. Ir turi du šuniukus. Kitą savaitę sakė, kubilą atsiveža. Iš Lietuvos. Gerai, tai ką, dabar reikia pasidaryti savo gyvenvietę. Tenai pasižiūrėt, gal ten dar visai įdomu būtų. Aš tai manau, kad čia labai gera vieta, va ten, pavyzdžiui, palapinė. Jo. Tai manau, kad čia bus liuks. Dabar reikia pasidaryti čia namus. Tai va taip, mes ir važiavom, ane? Eik, savais per čia varo. Crazy, va taip. Wow! Pažiūrėsim. O! Bubbles. Yeah! Okay. We have? Okay. Когда закончится, скажите. Okay, please. Okay. Geras. Yay! Pabandysiu, kol jie ten daro pamokėlę, pripūst čiužinius. Glöchen, klingelingeling.
Laura su Herkum išėjo ant batutų. Tai mano tikslas yra surinkti kartoną, kuris liko nuo čiužinių, jį paslėpti į palapinę, kad mes turėtumėm jį sausą. Ir čia dar prie palapinės yra toks lengvas priengis, tai po jo pasistengsiu sudėti kiek įmanoma daugiau smulkių šakų, kad jos nesušlaptų ir galėtumėm užsikurti ugnį. Jau kai dėsim stambesnės malkas, tai jos jau ir išdžius. Tai matau, kad Herkus jau šakinėja, o kol dar nepradėjo stipriai lyti, keliauju. Aš senai labai buvau miške, bet kad tiek musių, tai jau buvau pamiršęs. Kai šiaip pasižiūri čia į gamtą, supranti, kodėl yra negalima stovyklauti bet kur, nes yra labai sausa. Žiemą liktais galima, jeigu esi daugiau nei 2 kilometrai aukštyje, jeigu ne, tada yra negalima. Šveicarijoje yra dar griežčiau, bet Prancūzijoje va. Ir palapiniai kainuoja naktis 20 eurų pradeda lyti. Reikia paskubėti. Ką galima, tą slepiu. Sorry, aš lendu. Yeah. Really camping VIP. Atvežė mums skėtį ir lempą. O geras, kai palaikai raudoną. Švis gerai. Mūsų kempingas dabar atrodo net nebe kaip kempingas, o pasižiūrėkit. Aš norėjau tokios laukinės gamtos, bet... norėjau ne. O Laura norėjo ne, ir dabar mes turim visiškai kosmosas, kiek privalom. Turim skėtį, turim staliuką, turim kėdes, turim kur ugnį užsikurti, nes šiaip aš paėmiau ir dujinuką. Dabar mūsų meniu bus dešrainiai. Na, tai kaip čia viskas bus? Žinot, kaimynus geras turim namą. Skanaus. Turbūt nieko. Nu ką reikia atėti, kad tu padarytum? Kečupu? Čia dvigubą pasiėmė? Pasiėmiau dvigubą, dar biškai pasisprūdinsiu deselę. Tikiai, va. Valia. Žiūrėkit kaip. Nu tokia biškė ant ugnies. Tiesiog valgom, va. Žiūrėkit, koks tamsus. Šiaip originaliai turėjo būti bent jau toks, bet jis biškį nuo... Ne. Išties delniuką. Tenka, šitas įsidegs. Ir tegul. Sakyk, ne. Nelina, degins. Ką, Herku? Nuo pat Covido turim tokią tradiciją žiūrėti Apple pristatymus kiekvieną rugsėjo, nežinau, 1 savaitę. Todėl čia yra kol kas geriausias Apple žiūrėjimas, koks kada yra buvęs. Kažkada žiūrėjom su McDonald'u namie, ten jau pasidaro šventę. Kažkada žiūrėjom Viešbutį Palangoj, bet šitas tai yra be klausimų geriausias 1,5 kilometro aukštis su tokiu vaizdu. Vienas svarbiausių dalykų yra Lietuva, Graikija. Taip, Laura? Lietuva. Prasme, kad ir kur bebūtumėm, krepšinis ir Lietuva visada su mumis. Dikėt indus. Tai labas rytas, mes ką tik išsirtuliuojam iš palapinės, dabar yra beveik 8 ryto
ir galiu pasakyti, kad visai gerai išsimiegojom ir kaip Herkus sakė, paskutinę kartą tai buvom apsirengę tik tai Lietuvoj. Laipsnių, tai neprisimenu, kada tokia temperatūra buvo, tai čia kalnuose iš tikrųjų šalta ir apsiniaukia. Tai nieko negaliu, jokių vaizdų parodyti, ten šiaip turėtų būti labai labai graži panorama. Čia turėtų būti labai gražu, bet čia yra tiesiog esam debesyje. Tai va, naktį lyjo, tai aš pamiršau šakas savo, kurias norėjau kūrenti. Ne, jos po skėčiu. Va, Laura padėjo po skėčiu šakas, kurias pakūrimui naudoju. Ir matau, kad dar mes čia turim va, šuniuką. Tai šuniukas Lena naktį turbūt irgi sušalo ir slėpėsi nuo lietaus. Tai jeigu matosi, išsirausė va tokį, kad palystų po palapinę. Ir šiaip miegojo, tada išsimetė Lauros tapkėvą su taurėm irgi išstūmė. Ir čia kadangi toks irgi jisai va taip nueina, tai čia irgi turbūt buvo palindus, nes ir katinas buvo, tai žodžiu. Tai va, iš tikrųjų šiaip labai labai gražu. Tai tu labai lyjo. O tu mažylė pati? Labai. Ha? Scrolling on my phone, mine kids card. Vakar sakiau, kad lipsim į šitą kalną. Nes jis ganėtinai žemas, tai nuo čia, kur esam, yra apie, nežinau, gal 1,5 kilometro eiti iki viršūnės. Bet pasižiūrėjau, kad ten turim mes aukštesnę viršūnę ir ten jau tikrai jinai bus virš 2 kilometrų. Ir plus yra takelis gražus, ten iki ten eiti valandą. Tai ten, aišku, gal užlipsim dabar mes irgi netoli kilometro, bet norisi nueiti. Pro ten gražiai užkilsim takeliu ir ten bus fainas toks mini haikas, kokių 2-3 valandų. Pasiruošus, Laura? Dar ne, bet tai pasiruošim. Mes dar turim nepasiruošusi mažą vaiką, tai mes turim jį suruošti, motivuoti, pasimt saldainių. Ką dar pasimsim ant kalno valgyti? Obuolių. Ko? Obuolių. Obuolių, sumuštinių, saldainių ir kopsim. Ane, Herku? Jo. Jo. Nu ką, pasiruošę eit į žygį. Kuprinė sukrauta. Ir bandysim įkopti. Aš nesu tikra, kad man pavyks. Pavyks. Paliekam savo stovyklavietę. Keliaujam dabar taku į viršų ir eisim iki bažnytėlės tokios ant kalno. Ir vėliau turėsim tikslą, kurį rodė Laura. Reikia nusiimti laiką, žiūrėsim, kiek užtruksim. Mes jau sušilę, draugai visur su mumis, nes man atrodo, kad mums gavosi pradžia stačiausias kalnas. Vėliau turėsim ramesnę takelę, tai realiai aš jau šlapia. Aišku, prisideda, va, kad turim kalno rūbų, nes atrodė, kad bus šalta. Ne šalta. Kaip jauties? Aš tik gerai. Herkus irgi atsigavo, nes jau buvo labai pavargęs. Sako, neturiu jėgų dabar.
bėgioja. Tai va, užlipom realiai 200 metrų, Iki nuėjom kilometro. 1,5 kilometro. Tai šiaip sušilau, Aš irgi šokai iš tikrųjų. jaučiasi tikrai. Šiaip labai jau saulė šviečia, tai labai karšta. Tai dabar žiūrėsim. Tai dabar turim iš tikrųjų, jeigu atvirai nuspręst, ar mes lipsim į šitą kalniuką, ar lipsim į tą, kur sakiau. Aš noriu eiti į bažnyčią. O bažnyčia yra link to didelio kalno. Tai va, tai aš manau, einam iki bažnyčios ir tada let's see. Na jau karšta. Dar liko 20 metrų iki bažnytėlės, kurią norėjom pasiekti. Namelis. Būsim ganėtinai toli nuėję. Aš manau, kad mes nuo čia turėtumėm matyti savo palapinę. Pasižiūrėsim. Kas? Pagaliau užlipom. Ir Aš sakau, kad turi mūsų palapinę. ten yra mūsų palapinė. Žiūrėkit, kaip matosi gražiai. Ai nieko, čia galima žiūrėk užlipti. Čia židinys yra. Čia keliautojams žodžiu mėgo turbūt padaryti. Jo. Lena. Oi, čia žinok, palauk, čia net maisto produktų palikta. Čia gal kažkas gyvena. A, čia manai keliautojams, čia kava, dujos, viskas palikta. Tai va, tai aš manau, kad čia tie, kurie eina kelią ir užeina į bažnytėlę. Dėl to yra parašyta nepamirškit išvalyti kaminą. Lena. Viena tik čia. Mantas išskrido. Pasižiūrėti, kur esam ir tuo pačiu pažiūrėti, ar verta eiti toliau. Aišku, faktas, kad būtų fainai užlipti ant viršūnės, bet nepamirštant, kad esam su 4-mečio, tai truputėlį sudėtinga bus. Bet žiūrim, ar bent jau kažkiek toliau einam, ar visgi nuo čia žygiuosim atgal ten, į palapinę. Vaizdeliai tai va. Herkus parodė pasidaryti ėjimo pagalius. Ir visi pasidarėm savo, pagal savo dydžius. Varom toliau. Dabar prasidėjo miškas, visiškas miškas. Sakyčiau, mišrus, bet labiau spigliuočio. Yra keletą lapuočių, bet pagrinde mūsų supa spygliai. Ir kalnai konkorėžių. Buvo vienoje vietoje tiesiog kalnas konkorėžių. Konkorėžynų. Kaip fainai. Man tai su gimtadieniu.
paskutiniai metrai iki viršūnės. Mūsų palapinė. Įsivaizduojat? Sunku patikėti iš tikrųjų, kad užlipom. Man čia yra neįtikėtina, ta prasme, aš taip norėjau, bet ar pavyks ir ypatingai, kad su herkom, nelabai tikėjau. Bet, wow, vaizdai. Va, tiesiog debesis. Realiai sėdžiu praktiškai debesyse. 1 minutę pasėdžiu, atsipalaiduoju ir lipsim į apačią. Ir pietums šiandien bus burgeriai. Vieną kartą užlipus į viršūnę, reikia padėti savo akmenį. Ką tik užbėgau, galit juoktis, galit ne. Pagalvojau, kad į kalną lipam visi. Ir kažkaip akmenį uždėjau tik vienas, tai būtų negražu, jei neuždėčiau akmens už Herkų ir Laurą. Nes jie irgi labai lipo, aš palipau aišku aukščiau iki galo, bet Herkus dar turėjo savo viršūnių, o Laura pasiliko su Herkum, todėl du akmenį už Laurą ir už Herką. Viskas. Dabar galiu vėl eiti atgal 300 metrų, kurios dabar bėgau, nes pagalvojau tiesiog, kad blemba. Visi ėjom, iš tikrųjų, visi stengiamės. Tai dabar čia bus mūsų visų akmenys. Tai Laura, Herkus ir Mantas. Įveikiam. Grįžom, pasidėjom kuprinę. Išverta. Turėjo pavargti, nes buvom va ten. Ir vėl. Viskas mums čia užteko. Šiaip jau girdėjom perkūniją, kaip griaudėja. Tai šiaip Nicoj žaibuoja, ten kalnuose šiek tiek irgi matėm. Tai kol kas mūsų aplenkė. Gali rankšluostėlį paduoti? Galiu. Bus gal super duper dėkinga. Va, tau peiliuką. Va. Kas senai? Šunytė? Bet aš galvoju, kad mes neatsinešėm jokio šaukšteliuko. Prie podelių buvo šaukšteliukas, bet aš turbūt būsiu... Čia yra šaukšteliukas. Yra? Varstyčiam. Nu tai liuksas. Tada einam seasoning daryt. Skonio. Worst flip ever. Žinau, vaikus. Health. Jam čia gerai, labai gerai.
žaidžia, jis ateis pavalgys, čia best. Nes norėt valgyti ir Kaip žiūrėti maistą. vakar, jis tiesiog suvalgė maistą. Na. Suvalgė ir tiesiog. Nereikia nieko sakyti. Aš sakau, kai vaikas iš tikrųjų nori valgyti, jis valgo. Kaip jautiesi pasenęs? Šiaip jeigu atvirai, pirmas gimtadienis, kur turbūt taip nejaučiu, kad yra mano gimtadienis. Aš galvau, kad kaip tik labiausiai jauti, nes tiesiog viduj šventė didelė labai, nes darai, ką svajojai. O visada visi pompastiškai man tūkas ir galvau, kad čia tau kaip tik bus 100 kartų šventiškiau. Ne, gal kažkaip nesureikšminu, nežinau. Alkanumas pareina dabar dar labiau. Gal dar jas galėsim įdėti. Net vaskau. Galėsim gal dar įdėti. Pakep noriu, kad tikrai iškepta. Ką, mažytė? Mažytė vėliau gerai, kaip mes dabar gaminame. Po to ateisim padėti tau. Volia. Magic. Ar apsikeisti? Labai skanu. Aš tai jau paprašiau Lauros, nes pats jau doroju. Man atrodo, kad va, galim turėti perkūnijos, nes šviesus debesėlis ir tamsus pagaliau susijungė. Ir iš ten tokia dabar tamsa staiga užėjo. Ten girdėjom griaudėje. Čia kaip ir neblogai, bet irgi šitas atrodo keliauja į mus ir ten keliauja į mus. Tai va čia dabar kažkaip susijungia viskas ir tikėtina, kad gal turėsim. Tai reikia viską eit ir visą šitas šmutkės susitvarkyti. Šiaip niekad perkūnės nebijojau, bet dabar tai yra šiaip kalnuose nejauku, nes mes esam realiai visiškai atviroj vietoj, nėra realiai kur pasislėpti. Nežinau, šiaip rekomendacija yra trauktis iš atviro lauko, nu jis toks kaip ir atviras, kaip ir ne. Manau, kad tiesiog reikia lysti palapinę ir laukti geriausio, bet dabar bent jau pirmą reikia techniką susinešti. Ir tikėtis, kad nedauž. Žiūrėkim dar, kaip čia juda viskas. Neskubinkim įvykių, tiesiog kažkur netoli daužė. Tai kadangi mes esam 1,5 kilometro aukštį nuo slėgio išsikutę čipsysai, kurie pripratę gyventi jūros lygį. Su triufeliais. Trumais. Triufeliais. Trufėjai yra trumai. Ar dabar sakysi, kad saulė yra sun? 1, 2, 3. Į veidą oro daug kažkas. Žaidžiam dabar tuki su herkom. Ir ieškom mamos. Kur ta mama galėtų būt? Kur ta mama galėtų būt? Gesinam. Arčiau. Palik tėčiai nusiprausdės. Gerai, užtenka. Užgesinam. Gerai, užėjom atgal.
Labas rytas. Tai labas rytas. Šiandien iš tikrųjų naktis buvo žiauriai šalta. Ta prasme, turėjom didžiulį vėją, tai temperatūra buvo apie 11-12 laipsnių čia kalnuose. Ir blogiausia tai, kad vėjas tai buvo didelis, o palapinė tai visa tokia besitaršanti. Tai kėliausi naktį per didžiulį vėją, jau tiesiog buvo taip šalta ir norėjom viską taip greitai pasidaryti, kad atsikėliau tiesiog basom po maikę, nežinau, gal po triuskį. Tai išbėgau viską čia stalą, išardžiau kėdes, sulanksčiau, apdėjau palapinę, kad tik tai kuo jinai mažiau judėtų, priskyniau žolių, dar apdėjau aplink palapinę malkų turėjom, tai malkas irgi apdėjau, kad tik neprapūstų pro apačią ir kad kuo labiau prilaikytų tą palapinę, nes jinai, kaip užsideda tas tentas ant viršaus, tai jisai labai nuo vėjo plaikstėsi. Tai iš tikrųjų buvo didžiulis vėjas, nors ir laužą pilnai buvom užgesinę, bet po to žiūriu, kad po poros valandų jisai dega kaip visiškai normalus laužas. Tai va toks stiprus vėjas buvo. Tai žodžiu, dar atidengiau tą tentą, pakišau pledą, nes ten yra tokia, didelė tokia ventiliacija padaryta. Tai aš tiesiog uždėjau tą pledą, kad kuo mažiau irgi pro ten prapūstų. Tai pas mane pusėje nieko nebuvo, kadangi buvo vėjas iš ten, tai viską apdariau, kad būtų Laurai su Herkum gerai. Tai dabar va irgi pirmas atsikėliau ruošti pusryčius. Tai sakiau Laurai, kaip miegoti, nes aš tai žiauriai sušalau. Laura sakė, kad buvo gerai. Tai savo misiją padariau, o mano dabar kita misija yra pusryčiai. Tai jau neužilgo baigsiu ir skaniai kvepia. Labai skaniai. Neužilgo baigsiu kepti šoninę, tai jau iškepiau kiaušinienę, tokią plaktą, papriką, agurkas ir tikriausiai dar sutepsiu sumuštinį visiems, kad būtų sotus, geri pusryčiai. Šiaip planavom ir pietus čia pavalgyti, bet tikriausiai čia pietų jau nebevalgysim, pareisim namo. Tai baigės mano gimtadienis, čia buvo labai faina, šiaip nesinori išvažiuoti. Bet kai žinau, kiek yra darbo ir reikalų, turiu išvažiuoti, turiu pasidaryti dalykus, kad po to galėčiau jūs nustebinti su viena kelionė. Tai apie ją papasakosiu truputuką vėliau. Pavalgėm pusryčius, su Herkum pabėgiojom. Fainai ir dabar jau laikas yra krautis, tai visada pati liūdniausia kelionių kažkokia dalis tai yra, kai tu jau pakuojies ir važiuoji namo. Aišku, namų mes laukia galybė darbų, bet šitoj kelioniai laukiam dušo ir šitoj kelioniai supratau, kad aš pirmą kartą taip kalnuose stovyklavau, niekada neteko, tai supratau, kad kalnai lygiai taip pat gali būti mieli, bet juos reikia gerbti, nes jie turi tą kažkokią mistinę aurą, kurios neina apibūdint, bet ir naktį, kai čia buvo tas didžiulis vėjas, turėjau persiginę tą palapinę greitai, tai nuo kalnų tiesiog girdėjosi, kaip rieda tie didžiuliai akmenys, tiesiog aidas ėjo per visus kalnus, nes grinai nuo šito kalno jis toks ganėtinai status krito akmenys ir šiek tiek net nejauku galvoju, jeigu ten kažkur turėtų palapinę, tai ne. Tai va, tai čia labai saugiai jautėmės. Bet vis tiek, kadangi esam ant kalniuko, tai jautėm ir vėją, ir audrą. Tai vat, manau, kad čia ir atsisveikint galim jau, ar ne? Mes su jumis šiandien Atsisveikinam ir ačiū, kad žiūrėjot. Tai laikas, prenumeruokit ir susitiksim kitam video. Ate!